paskutinis, prašau, jūsų klausimas. Dabar klausimas būtų Mazuroniui. Ar tiesa, kad Minijos naftos akcininkai, ponai Haseltonai, jau nuo 2004 metų remia jūsų partiją didžiuliam sumom, 2008 metais taip pat parėmė, galbūt jau trūksta pinigų, kad vėl turit prisijimti Šavroną, kuris rems vėl jūsų partiją ir jūs taip uoliai ginsit juos. Ačiū. Tai turbūt, ponia Mazuronė, kadangi toks aiškiausias klausimas. Taip, aiškiausias, tai aš jį labai aiškiai ir tiesiai pasakysiu. Manęs tikrai Šavronas šitas Minijos nafta, kaip jūs sakėte, neparėmė nei litų. Ar jūs duodat man pabaigti? Ačiū labai. Tai partijos visi rėmėjai yra deklaruoti skaidriai ir nepaisant, sakykime, vienokių ir kitokių sprendimų, jūs žinote, partijoje yra skirtingos nuomonės. Todėl aš nemanyčiau, kad partijos parėmimas čia kažką tai turi bendro. Bet jūs nesakėte klausimą, ministrė. Ką? Ar buvote, yra tas rėmėjų? Aš tikrai neužsiminėjau partijos finansais, bet reikia pasižiūrėti, atsidarius deklaracijas ir pažiūrėti. Galbūt yra. Galbūt yra. Aš nežinau. Taip. Tvarka, ačiū.